How are you today now? Nu, kągi, šiandien grįžtame prie mūsų pradinės temelės apie vėją. Ir einam dabar pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Žada mums čia geresnės sąlygas. Jau ryt po ryt. Ir kitą savaitę atšilimas. Sniego mums nereikia, nes sniegas Lietuvoje prastas. Dirbtino mes nemėgstam. Tai nieko dirbtino nemėgstam, mėgstam natūralias sąlygas, stiprų vėją, daug sniego, ledą, bet ledo sniego nėra, tai žada atšilimą kažkokią apie 8 laipsnius ir reiškia vėjo žada daug, bet gal ir bus daug, gal ir nebus, matysim. Tai dabar jau kažkiek pučia, čia apie kelis metrus, rodė 6-7, pasižiūrėsim tuoj, kas čia vyksta. Mūsų native spotelis, Palangos gelbėjimo stotis. Nu va, krūmai šlama, vėjukas kyla, pasižiūrėsim, va. Nestiprus, pietų vėjelis, bet šiandien yra dar šaltoka. Tai va. Dabar pučia kokie 4-5 metrai, taip įsivaizduoju. Gan šalta. Ležiuks geras. Kaitų yra kur pasitiesti. Bandysim čia rytoj pasitiesti, jeigu bus dar kažkokių savanorių, ruonių. Einam, pažiūrėsim, ar labai šaltas vanduo. Oras puikus yra, skaidrus. Šiandien yra kokia čia ta mūsų diena, 13, penktadienis, gruodžio 13. Tai va, pašalė ledukas, matosi, bet vanduo dar nesušalęs. Pažiūrim, ar labai. Oi, ne, vanduo šilta, kai vasara. Tai va, tokie va reikalai, ruošiamės rytdienai, kaupiamės, sportuojam, bėgiojam, plaukiojam baseinai, ruošiamės rytdienos sąlygėlėms, nes matosi, kad jos bus puikios. Kviečiame atvykti visus į Palangikę. Ir ką? Laukiam jūsų atvykstant ir visiems gero vėjo.